Donaldas Trumpas paklaustas, ar iki mėnesio pabaigos susitiks su Vladimiru Putinu, atsako – turbūt. Ir sako, yra nusivylęs priekaištais iš Kyjivo, kad su rusais amerikiečiai Saudo Arabijoje susitiko Ukrainos nepakvietę. Esu labai nusivylęs. Girdžiu, jie nusivylę, kad neturi vietos prie stalo. Na, jie turėjo vietą prie stalo 3 metus ir dar ilgiau. Šitai buvo galima išspręsti labai paprastai. Bent kiek košės galvoje turintis derybininkas galėjo tai išspręsti jau prieš daugybę metų. Taip, čia girdim Donaldą Trumpą kaltinant Ukrainą, kad karas nesibaigė ir kaltinant, kad iš vis prasidėjo ir kad bet koks derybininkas jau būtų senai susitaręs dėl taikos. Dabar yra sunku kalbėti apie realius kažkokius susitarimus ir panašiai, nes jų dar nėra. Daug kas daro prielaidas ar gandais pasitik ar panašiai. Labai sunkiai iš tikro nustatyti, kas yra padaryta, kas yra, kaip sakant, jau priimta ir kas nėra, nes panašu, kad dabar šiai akimirkai nėra nieko dar apčiuopimo, tik žodžiai. Bet tie žodžiai reiškia dalykus ir tie žodžiai yra svarbus ir apie tos žodžius mes pašnekėsim. Mažvydas Jastramskis parašė Facebook'e postą. Trumpo gerbėjams Lietuvoje yra laikas nusimti oranžinius akinius. Visų pastarųjų 10 dienų įvykių visuma, nuo mainų išlaisvintais kaliniais konteksto iki derybų dėl derybų Saudo Arabijoje ir trumpo pareiškimo apie Zelenskį nepalieka dviprasmybių. JAV užsienio politika Rusijos atžvilgių keičiasi esmingai, tektoniškai. Matome santykių atšilimo pradžią. Galime nežinoti derybų detalių, tačiau kalbos ir veiksmai rodo vieną kryptimi. Trumpas su Rusija elgiasi kaip su potencialia sąjungininkė, su Ukraina kaip su panikos verta kliūtimi, su Europa bent jau kol kas kaip su konkurente arba geriausiu atveju su šalia įkyriai zyziančia muse. Trumpo nenuspėjamumą galime dėti į stalčių. Išsilaisvinęs nuo patyrusių patarėjų ir senosios Respublikonų gvardijos jis elgiasi taip, kokias pažiūras turi. Ką matome dabar, nesunkiai galėjome išvesti iš rinkimų kampanijos pareiškimų ir ženklų, bet kažko tikėjomės. Tai automatiškai nereiškia, kad bus atiduotas ir Baltijos šalių saugumas, tačiau būtina pripažinti, kad gyvename naujoje JAV užsienio politikos realybėje. Tas pasakymas, bet tikėjomės, kažko tikėjomės. Na, ne visi to tikėjosi, kai kurie matė ženklus ir aš buvau vienas iš jų. Aš labai aiškiai sakiau ir man labai net nesuvokiama yra, kaip galima būti teigiamas pozicijos nuomonės apie Trumpą, kaip kažkokį žmogų, kuris tarkim gintų demokratinės vertybės ar panašiai. Tai žmogus perversmą organizavęs po to, kai pralošė rinkimus. Pamelavo visiems savo rinkėjams ir melavo labai ilgą laiką, dar netgi prieš rezultatams atėjus, kad jis praloš rinkimus neteisėtai, kad iš jo bus rinkimai atimti, pavogti, tada jiems toliau melavo ir dar iki dabar dalis jų Trumpo rinkėjų tiki, kad Trumpas iš tikrųjų nepralošė rinkimų. Tai man yra neįtikėtina ir tada jo įtikino savo rinkėjus, kad buvo rinkimai pavogti ir mėgino perversmą padaryti. Ko Kapitolijaus šturmas buvo kulminacija, bet tai nebuvo tas perversmo bandymas. Čia buvo tiesiog kulminacija kruopščiai paruošto plano. Bet dabar ne apie tai, dabar apie Trumpo žodžius dabar ir ar tikrai nebuvo ženklų. Na, buvo ženklų ir labai daug ženklų. Ką Jastramskis realiai ir pasakė, kad aklai žmonės gal tikėjosi, kad jis bus kitoks, ar Amerika bus kitokia, bet buvo labai aišku. Ir dabar ką mes turim, yra prorusiška Amerika, bet kai tiesa, nei Trumpo sekėjams ir Lietuvoje ir užsienyje nelabai rūpi, jie to nelabai turbūt pripažino ir nelabai pripažins. Ir priminkim dar tokį nuostabų LRT primintą irgi faktą, kad taip, kai buvo tyrimai, ar Rusija kišosi į Amerikos rinkimus, vienareikšmiškai buvo išvada taip, jie kišosi. Ir labai nedaug parašyta buvo apie tai, kaip kišosi, kaip, pavyzdžiui, finansuoja tam tikros karštos temos audrinimą. Ir finansuoja, pavyzdžiui, protestus abiejose pusėse. Vien tam, kad įaudrinti žmonės, kad sukelti sumaištį. Ir galų gale buvo nenuneigiama išvada iš Amerikos institucijų, kad taip, Rusija kišosi prie Amerikos rinkimų. Tačiau ką padarė Donaldas Trumpas? Tačiau tai nėra pirmas kartas, kai Donaldas Trumpas viešai teigia tikintis Vladimiro Putino žodžiu.
Pirmoje Trumpo kadencijoje susitikimas su Putinu baigėsi skandalu. Trumpui išreiškus didesnį pasitikėjimą Putino žodžiu, o ne Amerikos žvalgybos išvadomis, kad Rusija kišosi į Amerikos rinkimus. Mano žmonės atėjo pas mane ir sakė manantys, kad tai darė Rusija. Prezidentas Putinas ką tik pasakė, kad tai ne Rusija. Pasakysiu taip, nematau priežasties, kodėl tai būtų Rusija. Ir dalis Trumpo respublikonų senate dabar viešai sako, Putinas karo nusikaltėlis, juo pasitikėti negalima, bet partijoje lemiamas dabar tik Trumpo balsas. Ir aišku, tokių daugybė ir galybė yra klipų, kur Trumpas labai aiškiai demonstravo ženklus, kad tai nėra demokratiškas prezidentas. Jis visą laiką prijautė autoritarams. Jeigu neklystu, ten prieš 20 ar 30 ar daugiau metų Rolling Stone, atrodo, buvo interviu, aš dabar jo nerandu tiesiog nuorodos, kad Trumpas kalbėjo apie taip, kaip jis žiūri į pasaulį ir į politiką. Jis matė demokratiją kaip silpną formą, valdymo kaip silpną formą ir visą laiką šiek tiek prijautė tokiem autoritaram, strongmenam. Ir paskui jo kadencijos metu mes matėm, kaip jis ten susitinka ir su Kim Jong-unais ir kalba, kaip jis su jo meilės laiškeliu susirašinėja. Ten susitiko su visais tais pasaulio lyderiais, kurios jis mato kaip stiprus ir jis pats nori toks būti. Neveltui dvišalių sutarimų Trumpo kadencijoje yra daug mažiau negu pas kitus prezidentus. Bet tie executive orderiai, kuriuos tiesiog gali jis pasirašyti, jų yra daug daugiau. Neveltui galų gale ir nori tą valdžią centralizuoti labiau, kad tiesiog galėtų pasakyti ir padaryti su stipria ranka valdyti. Net susirimavo, bet tai niekad nebuvo stiprus demokratinis prezidentas. Dabar problema yra ta, kad žmonės iš esmės, man atrodo, primiršo, kad demokratija nėra duotybė ir demokratija yra principas, pagal kurį mes gyvenam ir už kurį turėtumėm kaip ir kovoti ir savo mintyse ir savo retorikoje. Ir to Trumpas niekada nerodė ir nėra prasmės galvoti, kai jis dabar pradės tą rodyti. Kas yra gan didelis kontrastas, pavyzdžiui, palygint, kad ir prie Bideno. Aš parodysiu keletą klipų, kaip kalbėjo Bidenas NATO suvažiavime Lietuvoje. Ir noriu, kad prisimintumėt šiek tiek, ką reiškia, kai žmogus yra iš tikro, kad ir kiek jisai senas, kad ir kiek jau politikoje dinozauras visiškas, tai buvo žmogus demokratas. Už demokratiją stovėjo ir demokratinių principų laikėsi. Ir realiai jisai, ką padarė su Aljansu, NATO, karo Ukrainos atžvilgiu, gal nepakankamai, tikrai pritariu. Pasaulis ir Amerika, ir Europa nieks nepadarėm pakankamai, kai rusai pradėjo šitą karą. Bet ką padarė NATO atžvilgiu retoriškai Bidenas ir tas vienybė, kurią jisai mėgino sukurti, tai buvo labai aiški. Ir kaip jisai kalbėjo apie draugus savo, sąjungininkus, tai buvo labai drastiškas skirtumas nuo to, kaip kalba Trumpas. And a nation which stands today as a stronghold of liberty and opportunity. A proud member of the European Union and of NATO. I had the honor of participating in the historic NATO summit hosted by Lithuania, where we welcomed NATO's newest ally, Finland, and reached agreement to bring Sweden into the alliance as soon as possible. And President Erdogan kept his word. We've witnessed your historic journey, and I'm proud to call Lithuania friend, partner, and ally. Ally. Today, our alliance remains a bulwark of global security and stability, as it's been for more than 7 decades. NATO is stronger, more energized, and yes, more united than ever in its history. Indeed, more vital to our shared future. It didn't happen by accident. It wasn't inevitable. When Putin and his craven lust for land and power unleashed his brutal war on Ukraine, he was betting NATO would break apart. He was betting NATO would break. He thought our unity would shatter at the first testing. He thought democratic leaders would be weak. But he thought wrong. Faced with the threat, the peace and stability of the world, to democratic values we hold dear, to freedom itself, we did what we always do. The United States stepped up, NATO stepped up, our partners in Europe and then the Indo-Pacific stepped up. All across the world they stepped up. And we're ready. We were ready because we stood together.
Ir ta visa kalba šiaip gan gerai jis pasirodė, žiūrėjau ją gyvai, buvo tikrai neblogai išsakyta ir vienijanti kalba ir tikrai, patikinanti, kad NATO vienybė yra svarbu. Vienas dalykas, ką jis pasakė, tai kad Europos demokratiniai lyderiai vis dėlto atsilaikė spaudimui ir parodė, kad yra stiprus. Va čia yra geras klausimas. Ir dabar turbūt šitas klausimas ir bus testuojamas ateinančių laikų, kokie bebūtų sprendimai priimami, nes vėlgi aš priminsiu, kol kas jokio to plano oficialaus nėra. Viskas dar gali turbūt kažkokiu būdu pasikreipti kažkiek ne visai katastrofiškai, bet pati retorika jau yra katastrofiška ir tas sumenkinimas savo partnerių iš Amerikos jau yra katastrofiškas. Tai kokie bebūtų sprendimai čia dėl Ukrainos ir Rusijos karo, galima tikėtis, kad ukrainiečiai kuo mažiau prarastų šitą, bet jau pati retorika ir mes tą savo draugą, kaip sakant, praradom su Trumpu, arba bent jau dabar draugystė yra tikrai labai labai smarkiai pasilpninta. Bet kalbant apie lyderius ir panašiai, man įdomu, kada pradės Europa ir kada pradės Lietuva taip garsiai reikšti savo poziciją, kaip galbūt reiškiam apie Taivano ir Kinijos situaciją, kur taip žmonės ten kai kurie pyko, kad mes išsišokom per smarkiai. Dabar ką mes turim, tai priešingai. Jokio stuburo ir jokio, netgi pozicijos išdėstymo tą temą. Ir aš čia priminsiu, pavyzdžiui, mūsų Lietuvos užsienio reikalų naują ministrą Kęstutį Budrį, kai pasisakė dėl Amerikos minčių ir pasisakymų apie Grenlandijos įsigijimą. Lietuva nesirenka ne vienos pusės. Lietuva sako, kad mes esame visi sąjungininkai, kurios sieja tiek ilgametis bendradarbiavimas, tiek kiti įsipareigojimai vieni kitiems. Ir tokia dvasia mes sprendžiame visus klausimus, kurie mums tarpusavėje iškiltų. Paskui, aišku, Budrys šiek tiek patiksino, kad mūsų pozicija nėra neutralitetas. Lietuva aiškiai pasisakome už tarptautinės teisės principus, už tai, kad sąjungininkai tarpusavio klausimus spręstų numatytose rėmuose taip, kaip įpareigoja ir principai, ir priimti alijanso įsipareigojimai. Tokios pozicijos ir toliau laikomės. Tai nėra neutralitetas. Kol tikrai suprantama šitas vartymasis iš gaidžio, kaip sakant, bet Budrys čia visiškai neparodė jokio stuburo ir tai yra silpnybė. Kai Amerika elgiasi ne pagal principus kažkokius, kuriuos mes turėtumėm turėti ir kuriuos Amerika turėjo ir demonstravo anksčiau, mes turim garsiai atsistoję pasakyti, kad tai nėra priimtina. Tos kalbos, nesvarbu kokie veiksmai, net kalbos nėra priimtina, nes vieną dieną tai yra kalbos, kitą dieną tai yra veiksmai, nes tu pamatai, kad niekas tau nesipriešina. Ir taip autoritarai, ir taip Trumpas dirba, ir tą mes matėm jau daug kartų, ir dabar matom toliau. Tai dabar aš tikiuosi, kad bus labai labai aiškus bent jau pasisakymas dėl Trumpo kalbų Ukrainos atžvilgių, kad tos kalbos nėra priimtinos ir kad Europa už to nestovės ir gal tai parodys Trumpui, kad vis dėlto negalima taip kalbėti ir galbūt pakreips, bet aš nežinau. Čia greičiausiai jau yra irgi kaupimas, nes greičiausiai niekas nepakeis Trumpo nuomonių ar jo įsitikinimų ir jis toliau matys demokratiją ir Ameriką ir vienybę kaip silpnybę ir greičiausiai bus teisus, ypač tokiais lyderiais kaip Budrys ar kaip dabartinė socdemų vyriausybė, kuri pasirodo principų neturi šitais atžvilgiais jokių. Ir aš turiu didelę panieką lietuviškiams Trumpo gerbėjams ar palaikytojams, nes galų gale tam, kad palaikytum Trumpą, tu turi būti arba sektoj kažkokioj, kur faktai visiškai nerūpi, arba tu turi turėti tragišką episteminę praktiką, kad tu net nežinai, kaip informaciją atsirinkti ar kaip žinoti kažką iš viso, arba galų gale tau turi visiškai nerūpėti demokratija ir tu turi visiškai nesuprasti, kame esmė demokratijos. Ir aš čia palinkinsiu vieno Lietuvoje apsimetančio, kad labai daug supranta apie Ameriką ir Amerikos politiką ir žinių tikrai pas žmogų yra, nes jis domisi. Bet tai tik parodo, kad vien domėtis neužtenka, reikia turėti kritinį mąstymą, bet Trumpo palaikytojai kritinio mąstymo neturi. Aš manau, kad tas klausimas, kur pas mus yra skaudžiausiai, į kurį reaguojama, jis kažkiek išsklaidė tuos klausimus dėl Rusijos-Ukrainos karo. Aišku, dar daug klaustukų, bet tikrai nesimaterializavo kažkoks juodžiausias scenarijus personalo prasme ir, man atrodo, visa dinamika yra teigiama. Čia